Sveiki žiūrovai, šį kartą nevažiavau į bagažinį turgų, tad nusprendžiau parodyti jums darbo kambarį. Šioje vietoje aš valau, taisau daiktus, taip pat jame yra pakavimo reikmenys, maišiukai, valikliai. Čia paprasti maišiukai. Čia dedu senas baterijas, po to jas išnešu. Toliau žirklės, visokie įrankiai, atsuktuvai. Lipni juostelė pakavimui, matavimo reikmenis. Čia laikau pakavimo plėvelę, kartoną, dėžutės kelias. Turiu ir kieme daugiau, kai reikia atsinešu, kadangi čia vietos nedaug, tai reikia taupyti. Toliau keliaujame prie fotografavimo stotelės, kadangi vietos nedaug, tai viskas suspausta, maža, bet daug didelių daiktų neturiu, pilnumoj man čia užtenka. Jeigu kažką didesnio, tai fotografuoju ant grindų arba kieme. Švietimas iš viršaus, dar kai kada pasiimu lempą iš šono, apšviečiu, jeigu reikia. Toliau. Čia laikau sufotografuotus daiktus. Jau kai viskas sudedu į eBay'ų, tada viskas keliauja ant lentynų. Yra dar ir kita patalpa kieme. Tenais yra daugiau daiktų. Čia laikau tik elektroniką arba brangesnius daiktus. Čia laikau smulkesnius daiktus. Dėžutėse lengviau surasti. Dėžutės arba lentynos yra sunumeruota, kad greičiau surasti. Aišku, pasitaiko visokių atvejų, kai kada tenka ir ilgiau paieškoti. Šitą televizorių naudoju DVD grotuvams tikrinti, konsolėms, taip pat kasetėms. Čianais aš kolekcionuoju žinomesnės muzikos grupės, žaidimas, kasetės. Yra keletą Lego figūrėlių. Šitoje lentynoje smulkesni daiktai. Juos lengviau fotografuoti. Tai kai būna sunkesnė diena ar laiko nebūna, tai paimu iš šitos lentynos, greičiau įsikelia į internetą, į parduotuvę. Čia dar irgi nemažai daiktų, kurie nesufotografuoti. Laikau, kad būtų arčiau po ranką. Čia yra spausdinimo aparatai. Atsispausdinu lipdukus. Pasiruošiu ant siuntinių. Tai vat, greita apžvalga, nieko čia labai įspūdingo. Kaip visuomet trūksta vietos. Pagrinde tai čia vyksta patikrinimas, tada fotografavimas, o kai kažką nuperka, tada atsinešu čianais, apvynioju, supakuoju ir užklijuoju lipduką. Esu įkėlęs vieną video, kaip pakuoju.
Būtinai pasižiūrėkite. Ir kągi, pasižiūrėkim gal dabar, ką išėjo parduoti per paskutinę savaitę. Tai būtų Garmin navigacijos blokelis. Už 650. Čianais būtų peleninė, pagaminta Anglijai, 850. Sena radija, 57 metų. Už 55. Toliau diržas, Versace. Už 28 nupirko. Projektorius 40. Pirštinės 23. Čianais Kenwood plokštelių grotuvas. Bandžiau paleisti, bet neišėjo. Nesisuka šitą plokštę apvalį. Turbūt reikia pakeisti dirželį. Nupirkau už 23, visai gerai. Toliau čia kortelės Final Fantasy žaidimo. Už 11 nupirko. Figūrėlė Roblox už 13. Lego figūrėlė. Retai parduodu, bet nedaug aš ir turiu jų. Už 4. Puodas. Liktais nefirminis. Simpsons, nors rašosi Simpsons. Už 14 nupirktas batai, safe bačiai. Už 25. Ir striukė Mountain moteriška. Nupirkta už 22. Taigi dabar artėja Velykų savaitgalis, tai lėksiu į turgų. Bus kelias nedarbo dienos. Tai bandysiu šeštadienį, sekmadienį ir pirmadienį nuvažiuoti. Tai laukit, bus įdomaus video iš bagažinių turgaus. Ačiū, kad žiūrėjote, būtinai paspauskite like ir sekite mano kanalą.